Turiu naują projektą. Nusipirkau Volkswagen T5 busą. Jis buvo parūdyjęs su skylėm. Truputį padirbėjom, paruošėm, pavyrinom, pašpakliavom, pagruntavom ir dabar aš įvarysiu į dažymą. 3 dienos šveitimo po to, kai jau galvojau, kad beveik galutinai busas paruoštas ir tik šiandien pabaigiau bamperį šveisti. Ir busas dabar dažosi ir kol kas matosi tik tiek. Pirma detalė, kurią montuoju, yra žibintas priekinis. Jau kažkas panašaus į busą. Nu ką, šiandien lipo uždėjimo diena. Padažytas lipas, paruoštas dėt. Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Turiu naują projektą. Kitam sezonui planuoju baidarių nuomos versliuką tokį pradėti prie savo sodybėlių prijungti. Ir į drifto varžybas neturėjau su kuo važiuoti, tai nusipirkau Volkswagen T5 busą. Priseksiu turbūt keletą nuotraukų, dabar parodysiu, kaip jisai atrodė, kai tik tai jį nupirkau. Jisai buvo parūdyjęs su skylėm. Truputį padirbėjom, paruošėm, pavyrinom, pašpakliavom, pagruntavom ir dabar aš įvarysiu į dažymą. Parodysiu daug maž kaip atrodo priekis. Tai priekis dabar yra paprastas T5. Nu, tik bamperis nuimtas. Tiksliau abu bamperiai nuimti. Tai va toks ilgos bazės busas. Galinės durys buvo supūsios, tai pakeitėm galinės durelės. Žodžiu, keleivinis busas. Nupirkau gan pigiai, nu gal pigiai, nežinau, 2600. Automatas važiuoja neblogai, salonas truputį paplyšęs, reikia pasivalyti. Čia viskas dar tvarkysis eigoje, bet pirma planas būtų pasidažyti. Tai va dabar važiuosiu į dažymą atiduoti. Galbūt pafilmuosiu kažką, kaip klijuojam dažom ar kažką tokio. Galbūt nesigaus, bus matyti. Bet pamatysit, koks bus priekis. Priekį dėsiu T5.1, čia faceliftą jau. Su mandresnėm farom, bamperiai, pažeminimai, tuning visokie. Vidrudėlis galbūt pakeisiu, spoileriuką galiu uždėsiu. Nu žodžiu, patininguosim busą, kad turėtumėm tokį ir baidarėm vežti, jeigu nebus gaila su jo baidariu vežti per miškus. Na ir į driftą nulėkti savaitgaliais, kai vyksta varžybos ar treniruotės. Tai va, dabar važiuoju, nelabai turiu laiko čia kalbėti. Važiuoju į dažymą, pažiūrėsim, ką pasakys. Ir lauksim rezultato, kaip jis atrodys po to. Nu va, 3 dienos šveitimo po to, kai jau galvojau, kad beveik galutinai busas paruoštas. Ir tik šiandien pabaigiau bamperį šveisti. Ir busas dabar dažosi ir kol kas matosi tik tiek. Truputį spalvą jau mačiau, tai visai patiko. Candy Blue pavadinsim. Blizga, gražiai. Bus, manau, gražus priekis. Lyginant su tuo, ką sakau, pradėsiu fotkas, kaip atrodė. Ir kaip bus galutinis variantas, bus uogytė. Bamperiai bus gražus, sunku gal dar suprast. Bet čia viršutinė dalis, čia ant apačios šitas lipas, bum, užsideda, čia grotelės, ten grotelės. Tada nupirkau šitą grotelės, kur be ženkliuko juodas. Pažiūrėsim, kaip jos ten žiūrėsis. Veidrodėlį dar tik reikia T5.1. Irgi naujesnių, apvalesnių, gražesnių. Tai jeigu kažkas turit, pasiūlykit, gal dar nebūsiu nupirkęs. Jos nežinau, ar paliksiu juodus, ar mėlyną spalvą dažysiu, žodžiu. Bet, nu čia jau vėliau galim bus sužaisti. Kol kas tiek, laukiam, kaip atrodys. Diena apsižiūrėjimo. Vienas tarakoniukas užbėgo, bet nieko baisaus. Dar juda. Dabar viena iš įdomesnių vietų. Pirma detalė, kurią montuoju, yra žibintas priekinis. Jau kažkas panašaus į busą. Čia prieš pasikeičia vaizdas.
Reikia gal pabandyti įjungti. Ai, kumas nepadungs. Taip, įjungiau kumą, pabandau, gal jau veikia, šviečia kažkiek. Nupirkau, parodysiu. Prieš tų žibintų iš AliExpresso. Perėjimai tokie, fiškutės, kad nereiktų laidų junginėti, tiesiog pasijungiu. Ir. Tuoj pažiūrėsim, ar reikia dar tą saugiklį įdėti, nežinau, ką mes jį pasidomėsim. Bandam. Aikt. Darželio bairištė. Bet gerai atrodo. Ir bamperis jau pirmoji dalis vietai. Jau panašu į naują busą. Ir esminė detalė dabar uždėsim. Grotelės. Nu, pabandyk pridėti. Ai, dabar reikia po šitą palaikyti, ne? Vos viskas nežlugo. Bliamba, čia biškai jinai išlenkta dabar. Čia pirmoji vietai reikia klipsus jie susirast turbūt. Ir tada liks įkišti. Blia, vaizdas geras. Ok, sukraunam, tuoj parodysim. Susigdėjo tas priekis jau. Vaizdas iš tiesų neblogas. Tuoj viskas užsidarys, daugmaž susirinks. Galvočiau, aš tuoj susirinks ir viskas bus gerai, tuoj parodysiu, kaip viskas atrodo, bet pridažėm. Pamiršau nudažyti 2 detalės. Šitas turėjo būti dažomos irgi detalės. Nusidažysiu, aišku, bet dabar vėl efekto jau galutinio to nebus vaizdo. Tai kol kas turbūt taip ir liks. Ir ženkliuko, aišku, nenupirkau, tai ženkliuko liko nupirkti. Ir šitas grotas nusidažyti ir vėliau, kai lipas užsidės, tas apatinės įsidėti. Žodžiu, ilga istorija, dar čia, supratau, ne taip greitai. Kaip ir minėjau, esam jau visai šalia tikslo. Tik 1 kilometras iki rojaus. Obviously I gotta work, suck it up and give a smirk, smile and even know it hurt and see my boss a fucking jerk. They call it a paycheck, it's really disrespect. That shit's so low I can't afford to go. Reikia spoileriuko. Nu ką, šiandien lipo uždėjimo diena. Paležytas lipas, paruoštas dėt. Tai jungiu kažkokią tai pagreitintą režimą, padedu telefoną kažkur ir montuoju. Vienas, pažiūrėsim, ar gausis. Dėjau tą priekinę lūpą po apačią, bet likau nepatenkintas, todėl kad, žodžiu, visas dalis buvo pirktas iš Signedos, aš jom patenkintas, kapotas tiko, nieko nereikėjo pritaikyti, bamperis tiko, viskas ok, grotelės, kuris ten nupirkau tas į bamperį, tie dangtelį, viskas ok, jie tik tai dar nenudažyti dažosi, bet pati lūpa, kuri pirkta ne iš Signedos, o kitur, nes tokios neturėjo tuninginės tipo. Tai ji, va tokius tarpus turi, nežinau, ar aš nesugebu sudėti, bet iš 2 pusių tokie tarpai. Čia priglunda gražiai, tai atsiranda tarpas. Per centrą viskas ok. Čia vėl tarpas. Čia priglunda gerai. Nesuprantu, kame bairis, ką aš neteisingai darau, arba tiesiog neatitinka tą kopiją ir reikia tiesiog turbūt vos ne per pusę reiktų ją pjauti ir sumažinti, truputį sutraukti į vidų, tada manau tiktų. Nes tie vat kampukai nesutampa su va šita linija. Ir jinai turėtų pasistumti tą vietą, dėl to niekaip nesigavo man priburt taip, kad jis gražiai prieitų. Tai dabar nežinau, ką daryti. Šitas grotelės neįsistato dėl to, kad turbūt čia reiktų pripjauti. Arba kažką neteisingai darau. Nu, to reikia dar pasižiūrėti, ką aš neteisingai darau. Ok, aš jau supratau, ką netaip darau. Šitą juostą turi eiti ne čia, o ties šituo kantu. Žodžiu, per daug aš ją sudropinau. Žodžiu, kas nedaro, tas neklysta. Porą comų keliam į viršų, šitas tarpas pradings. Nesąmonę padariau, skylės pragrįžau ne ten, kur reikia, bet čia pasislėps, nieko baisaus. Kaip gaila. Vėl tai aš prasiknesau tiek ir galvoju, kodėl nieks nestampa. Gerai, tuoj patvarkau ir pažiūrim, kaip gaus tada. Nu ką, viskas pavyko. Kitą kartą, gavom pamoką, kad kitą kartą galbūt naudosim instrukciją. Nes be instrukcijos ne visada sudėti teisingai. Mačiau kažkur instrukcija valiojasi, bet galvoju, okei, kas čia bus, tai uždėti nieko baisaus. Tai žodžiu, dabar lipas atrodo jau žymiai geriau. Ir bendras vaizdas jau neblogas. Buso čia tarpų neliko.
Na, šiek tiek yra, bet toks minimalus ir čia užsidėsgi dar tą grotą nudažyti. Dangtelis tas tiksliau, tai ten visai gerai ir atrodys. Ženkliuko trūksta. Vidradėlis efelinius nupirkau faceliftinius. Ir priekis jau bus bomba. Valytuvus pasidažysim šiek tiek. Kotelius pasidažysim, valytuvus pasikeisim. Ir eisim po truputį į galą. O galui laukia dar, kaip ir minėjau, spoileriukas. Ir galiniai kažkokie žibintai gražesni. Dar ženkliuką reikia įsiklijuoti tiksliai. Tai kol kas tiek. Galutiniam vaizdo laukiam. Galutinio vaizdo, nuplautos, tvarkingos, gražiai kažkur pastatytos tarp rudens lapų. Dar prie busiuko vieną dieną pažaidžiam. Gražu, ne? Jau sudėti iš tas detalytės. Žodžiu, vaizdas jau va toks va gražu. Čia nėra tų tarpelių. Nu, labai prašmatniai atrodo tas busas. Ir dabar gadina visą vaizdą va šitie, va, sulūžę veidrodėliai. Tas visai kitos spalvos skolintas. Bet jau yra va tokie, va, tai 5.1 F-feliniai, faceliftiniai, LC-ininiai žibintai, norėjau sakyti, veidrodėliai. Tai dabar aš juos neminėjau, dedu tuos, dar ženkliuko negavau. Nu, bet šitam video, manau, ženkliuką dar gaunu, tokį gražius kadrus dar filmuoju ir šitam video turbūt užteks. Sekančiam kartui galima bus eiti prie spoileriuko, galinių žibintų ir garso aparatūros viduje arba salono kažkokių pagražinimų. Tai kol kas šitam video bus turbūt dar ne tiek, bet jau tuo ženkliuką uždedam ir kitą dieną užbaigiam filmavimą, nes labai ilgai užsitęs. Veidrodėliai sudėti, atrodo bomba. Mašinytė, ledas. Nežinau, kaip stipriai pasikeitė vaizdas. Nu, bet su šitais veidrodėliais tikrai apvalesni, dailiau atrodo, tas prie priekio tinka, tas naujoviškumo gal kažkokio duoda. Nes galas dar toksai žibintai labiausiai gal senina. Nu ir ženkliuko nėra ir dar langai yra planas įdėti. Nu, galas dar toks gan senas atrodo ir spoileriuko nėra. Žodžiu, ties tuo dar dirbam, bet priekis jau gražus, važiuot galima. Startas, manau, neblogas. Parašykit laiką, paspauskit laiką, parašykit komentarą, kaip vertinat šitą projektėlį. Gal pasiūlykit minčių, ką galima dar būtų su juo nuveikti, kad būtų patrauklesnis.